Šiuo metu Druskininkų švietimo centras, atsiliepdamas į tai, kad savivaldybės įvairių paslaugų įstaigų vadovai pageidavo, kad kuo daugiau jaunimo mokytųsi rusų kalbos, nes iš tikrųjų į miestą atvažiuoja į mūsų visus spa ir viešbučius atvažiuoja vis daugiau ir daugiau žmonių iš Rusijos arba Baltarusijos ir jie, savimi suprantama, nori bendrauti pas mus savo gimtąją kalbą, o kalbėti rusiškai moka tik tais vyresniosios kartos atstovai žmonės. Jaunimas vis daugiau ir daugiau kalba angliškai, todėl iškilo natūralus toks poreikis pasimokyti jaunimui rusų kalbos. Ir štai šiais metais mes sėkmingai pradėjome organizuoti kursus. Pirmieji kursai vyksta SPA Vilnius ir ten personalas pradėjo mokytis šnekamosios rusų kalbos. Manome, kad šios kalbos kursai bus vis populiaresni ir reikalingesni Druskininkuose ir manom, kad iš tikrųjų gana artimoje ateityje tų kursų turėtų būti ir kitose mūsų įstaigose. Kokie dar kursai yra vykdomi? Mes šiuo metu vykdom labai platų projektą su Alytaus kolegija ir per 2 metus turime apmokyti apie 300 mūsų savivaldybės gyventojų kompiuterinio raštingumo. Tai ne tik tais miestiečiai, bet ir kaimuose gyvenantys žmonės, kas labai aktualu, nes anksčiau mūsų kursai dažniausiai vykdavo mieste ir miestelėnams, arba žmonėms netekusiems darbo, galbūt tokiems turintiems daugiau laisvo laiko. Ypač džiugu, kad šie kursai yra organizuojami kaimuose gyvenantiems žmonėms, nes iki šiol dažniausiai būdavo organizuojami kursai miestiečiams. Tai kaimo žmonėms yra patogu šie kursai todėl, kad mes juos atsivežame į Druskininkus, į savo švietimo centro kompiuterių klases, kurias turime net 2, ir galime labai sėkmingai juos čia mokyti kompiuterinio raštingumo. Ir manau, kad jau atsiliepimai apie šios kursus yra tikrai labai pozityvus ir žmonės džiaugiasi, kad jie gali šiuo metu nemokamai mokytis kompiuterinio raštingumo. Iš kur savivaldybės gyventojai gauna informaciją apie vykstančius kursus ir kaip juos gali užsirašyti? Plačiausią informaciją mes skleidžiame per spaudą. Iš tikrųjų, kartas nuo karto laikraščiuose mes patalpiname informaciją apie tai, ką Druskininkų švietimo centras organizuoja ir kokius renginius numato daryti. Bet šiaip turime mes savo internetinį puslapį ir jame yra plačiai aprašyta apie tai, ką mes veikiam ir ką mes numatome ateityje veikti. O dar yra tokia galimybė, tai kiek aš žinau, žmonės dažniausiai vis pasiskambina mums į švietimo centrą ir pasiklausia, kas bus naujo ir kas bus įdomus ateityje. Tai ką iš tikrųjų planuojate ateityje? Mūsų planai dėja nėra taip sudėlioti, kad mes galėtumėm jau visiškai kažkaip ištrūkti iš tos savo tokios pagrindinės veiklos, tai yra suaugusių švietimo. Vis tik suaugusių švietimas mūsų pagrindinė funkcija ir mes būtent šiais metais planuojame organizuoti keletą tokių projektų, įvykdyti keletą projektų, tai vienas iš jų būtų su partneriais Baltarusijoje. Nežinom, kaip tai pavyks, bet vis tiek turime vilčių, kad šis projektas gali būti sėkmingas. Tai bus projektas susijęs su mokytojų kvalifikacijos kėlimu Druskininkų savivaldybėje ir Gardino mieste. Kitas projektas yra susijęs su senjorais. Mes žadame pateikti projektą dėl savanorystės mainų. Mūsų labai gražiai dirbanti bočių draugija, tai čia daugiau bus orientuotas jiems tas projektas. Taip pat nepamirštam tų savo tradicinių tokių kursų, kurie yra susiję su kalbų mokymais. Manome, kad ir toliau vykdysime rusų kalbos, anglų kalbos, vokiečių kalbos kursus gyventojams. Na ir kas be ko, aišku, bandysime toliau vykdyti savo tokią švietėjiškąją funkciją, tai yra teikti žmonėms galimybės savo laisvalaikį, savo pomėgius vykdyti čia Druskininkų švietimo centre ir rasti čia tą vietą, kurioje jiems būtų tiesiog gera susirasti savo bendraminčius.